Savas munduras svarbiau už viską, taip pat ir už žmonių gyvybę. Šūvius į moterį Vilniaus rajone antradienį paleidęs ir ją nukovęs policininkas yra patyręs pareigūnas, sako policijos generalinis komisaras Renatas Požėla. Jis atsiprašė nušautos moters artimųjų, bet paramą pažadėjo ne jiems, o saviems. Norėjau pradėti nuo to, kad tikrai savo vardu, policijos vadovybės ir visos policijos bendruomenės vardu reiškiu užuojautą žuvusiosios artimiesiems. Tai yra tragedija, tai čia kitokių vertinimų nei teisinių, nei emocijų šioje vietoje negali būti. Ir dėja šioje vietoje reikia pasakyti, kad ne visi santykiai tarp policijos ir tarp mūsų klientų, vardinkime taip, pasibaigia išsprendus vienai par kitai problemą. Deja reikia konstatuoti, kad kartais nutinka ir įvykiai, kurių metu nukenčia ar netgi žūva tiek mūsų klientai, tiek ir policijos pareigūnai. Deja šį kartą, kaip minėjau, žuvo mūsų klientas. Vakar man asmeniškai teko bendrauti su konkrečiais 2 pareigūnais iš 4 pareigūnų, kurie dalyvavo įvykyje, konkrečiai su pareigūnu, kuris buvo sužalotas peiliu ir su kitu pareigūnu, kuris paleido šūvius. Tai tikrai išklausiau kolegas, kaip jie vertina situaciją. Taipogi aš jam pažadėjau tokį moralinį palaikymą, psichologinę pagalbą, teisinę pagalbą, kuri yra iš esmės jau teikiama nuo pirmos dienos. Ir nepaisant to, kad ikiteisminį tyrimą kaip ir vykdo ta pati organizacija, tai yra policijos departamentas, imuniteto valdyba, tačiau iš kitos pusės mes tikrai esame pasirengę teikti visokeriopą pagalbą mūsų pareigūnams, atsižvelgiant į jų individualius poreikius. Kalbant apie pareigūną, kuris panaudojo ginklą, tai jis yra tikrai patyręs, dirba specializuotame padalinyje. Tai yra tie padaliniai, kurie nuolat reaguoja į įvykius dėl grėsmės asmenų sveikatai ir gyvybei. Mano galbūt toks vertinimas emocinis, kad jis, kaip ir kiti pareigūnai, tuo metu vykdė pareigą, gelbėjo savo ir aplinkinių sveikatą ir gyvybę. Į Vilniaus rajoną Baraškų kaimą medikai ir pareigūnai vyko gavę iškvietimą iš jos artimųjų, kad moteriai sutriko psichinė sveikata. Ji buvo agresyvi, puldinėjo visus aplink peiliu ir kastuvėliu. Pasak liudininkų, tik po 2:30 valandos į pavojingo incidento vietą atvykęs policijos ekipažas, sako, keliskart panaudojęs elektrošoko prietaisą Taser, net ašarines dujas, o tuomet puolė į moterį šaudyti ir ją nukovė. Nenoriu 3 kartą kartuotis, bet tai ikiteisminio tyrimo duomenys, tai šitoje vietoje dėja šiam momentui komentaro nebus. Galiu tik tai tiek pasakyti, kad į visus skambučius, į visus pranešimus, kurių buvo, policija reagavo. Ar jie tinkamai reagavo, laiku reagavo, ėmėsi visų reikiamų priemonių, į tai atsakys ikiteisminis tyrimas. Kad ir kaip policijos vadovas neriasi iš kailio gindamas savo institucijos mundurą, nemaža dalis visuomenės mano, kad policija šiuo atveju pademonstravo visišką neprofesionalumą. Jeigu paskaitytum, o anksčiau skaitydavom, ar ne, kada ten Jungtinėse Amerikos valstijose kokie nors po 120 kg sveriantis policininkai nušauna gulinti vaiką, tai čia atrodytų, pasaulinio lygio sensacija mūsų žiniasklaidoje skambanti, ar ne? Niekada ne... Toks turbūt mano jau požiūris ir galbūt nelabai geras, nepriimtinas. Aš niekaip neįsivaizduoju, kaip vyras su pistoletu apmokytas gali nušauti moterį. Niekaip neįsivaizduoju. Policijos vadovas sako, kad moteris turėjo antgamtinių galių. Kritikuojantiems dėl šaunamo ginklo panaudojimo prieš moterį galiu tik pakartoti, ką sako medikai.
psichinėmis lygomis sergantys žmonės nejaučia skausmo, jų jėgos neretai būna gamtinės ir afekto būsenoje ir jie gali padaryti bet ką. Situacija galbūt ir tikrai buvo sudėtinga, tačiau tiesą sakant, net žvėrių pabėgusių iš narvų niekas nešaudo. Prieš nužudant į juos šaunamos strėlės su raminamaisiais. Šiuo atveju iš viso iššauti 5 šūviai. Pasak žiniasklaidos, mirtinas buvo į pilvą. Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudimo ir galimo piktnaudžiavimo tarnybiniu ginklu. Be to, VRM jau kreipėsi į sveikatos ministrą, mat policija norėtų turėti priėjimą prie e-sveikatos duomenų apie visų piliečių psichinę sveikatą. Vakar ministrės iniciatyva buvo susitikimas ir su ministrė ir aptartos jau galimi matymai, kokias mes pamokas turime išmokti ir ką reikia daryti reaguojant, kad ateityje galbūt minimalizuoti tokių įvykių pasikartojimą. Tai konstatuotina, kad viena iš problemų, kad dėl duomenų apsaugos policija neturi prieigos prie e-sveikatos duomenų ir negali visais atvejais operatyviai matyti pranešėjų sveikatos būklės. Manytina, kad turint tokią informaciją pareigūnams būtų lengviau iš anksto įvertinti situaciją ir jai pasirengti. Taigi šitas klausimas buvo aptartas ir pačiu artimiausiu metu planuojamas yra susitikimas su sveikatos apsaugos ministru. Paskambinęs sūnus BPC pranešė, kad mamai diagnozuota šizofrenija. Tai kitaip tariant, e-sveikatos tuo atveju galbūt ir nereikėjo. Šitoj vietoj tai buvo sūnaus vertinimas kaip skambintojo. O kiekvieną įvykį pagal jų turinį ir pagal turinį dėliojant į klasifikatorių ABCD priima sprendimus pajėgas valdantis pareigūnas. Tai galiu šiam momentui pasakyti tiek. Kad moteris sirgo šizofrenija, policija žinojo, nes jai tai pasakė artimieji. Tad kuo galimybė disponuoti asmens duomenimis apie jos sveikatos būklę padėtų pareigūnams labiau, lieka neaišku, ar tuomet daugiau šaudytų ar mažiau.